Esu pasiruošęs dar atsakyti į jūsų klausimus, jeigu jų yra. Aš dar vieną klausimą norėjau. Išvyst, ponas Romai, iš tavo šitos kalbos, aš supratai, kokius 2 pažeidimus padarei. Šiurkščius tai negalima sakyti, bet išvyst. Ką bloga padarei tada? 2 pažeidimai yra svarbiausia. Laiko pakankamai nemažai buvo pastaruosius 2 mėnesius, vien apie tą tik tai visą laiką sukosi mintis ir vyko darbai, tas pats ir kolektyvė, pokalbė, aptarimai ir panašiai. Aš supratau tik tai, kad bet kokiu atveju, jeigu būčiau pačioj pradžioj pareikalavęs ir nepristačius gerbiamai poniai Lukaitienei diplomą, būčiau nepriėmęs, kol nepristatysi, būčiau išvadintas kenkėju, arba padariau, kaip tai esu padaręs, vis tiek liko išvadytas kenkėju. Taip, kad buvo padėtis, man atrodo, be išeities. Neteisėtai įskaičiavai iš jos atlyginimą. Kadangi tai čia buvo nearitmetinė klaida, neturėjai teisės iš jos įskaičiuoti atlyginimą. Tai yra tavo teisė kreiptis į teismą. Noriu paaiškinti, jeigu galima. Dar kartą noriu pasakyti, kad nesu teisininkas, bet konsultacijos buvo teisininkų. Tai yra 224 straipsnis išskaitų iš darbo užmokesčio pagrindai. Antra dalis, 1 papunktis. Citata ištrauka. Atlyginti žalą, kurią darbuotojas dėl savo kaltės padarė įmonei. Aš manau, kad brolė Lukaitienė savo kaltę teigdama ir įrodydama, kad turi aukštą išsilavinimą, padarė žalą. Ir žala ta buvo, kaip ir įstatymas draudžia įskaityti iš išeitinių išmokų ar kompensacijų, buvo įskaityta iš darbo užmokesčio. Kad administracija turi teisę įskaityti išskaitas, galima remtis net 4 darbo kodekso straipsniais. Tai yra 224, 226, 257 dėl žalos nustatymo regreso teisė ir 258 darbuotojai padaryta žalos išieškojimo tvarka. Bet aišku, galutinė tiesa gali nustatyti tik teismas. Čia darbuotojas žalos nepadarė ir yra paties darbdavio kaltė ir čia neklaidinkit tarybos narių, nes yra... Merė, jūs teisininkas neįsteikit, tai teismas tą gali įsiaiškinti. Viena pusė sako vieną, kita, trečias vėl kitą. Tai yra darbo kodeksą, tai negalima jį kvalifikuoti taip, kaip tau naudinga. Jis yra... Darbo kodeksas yra teigia taip, o ne kitaip. Jeigu tik tai bronė Lukaitienė duos į teismą, tai čia net kalbos. Gerai, dar klausimų. Ranka. Čia yra, žiūrim, bibliotekos darbuotojai yra rašo daug ir yra atstovo, gal kas nori pasisakyti. Aš norėčiau tarti nuo mūsų bibliotekų. Prašom pažiūrėti, kiek čia mūsų susirinko palaikyti mūsų direktorių. Apie teisinius dalykus aš negaliu spręsti ir apie juos negaliu diskutuoti, bet paprasčiausia visa ta situacija, kuri susidarė aplink biblioteką, jinai iš tikrųjų mus visas labai smarkiai slepia. Yra mums sunku dirbti. Kiekvieną savaitę, jeigu ne vieną kartą, tai 2 kartus per savaitę mes pamatom savo direktoriaus nuotrauką laikraščio. Tai kaip kino žvaigždė mūsų direktorius pasidaręs. Toliau, dabar pagalvokit patys apie tą proporcingumą. Kiek per tuos metus buvo tikrinama mūsų biblioteka, nors savivaldybė turi įmonių, ne 1, ne 2, ne 3. Jas galima suskaičiuoti, turbūt mano rankų pirštų neužtektų. Nei mokyklos turbūt tikrintos, nei kultūros centrai, bet biblioteka kiek tų kartų? Čia nežinau, gal 4, 5. Toliau, tada tas už mūsų direktoriaus stovi žmonės. Ne vien, kad čia tikrina Roma Kutka, bet stovi žmonės. Ir iš tikrųjų tiem žmonėm labai sudėtinga, kada vienu žodžiu jos purto, vis laiką tikrina, eina. Dirbti ramiai negalima. Ir iš tikrųjų yra žmonės, kur sveikatos, o nebeturi dėl to. Ir kas jiem tos nuostolius atlygins. Visgi mes savo valdžią rinkom tam, kad jinai tarnautų mums. O dabar išeina, čia žinau, kiek žinau, yra daug konstitucijos žinovų ir pažeidžiamas paprasčiausias toks
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnis. Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, nes mes esam kolektyvas. Antras dalykas, ką galėčiau pasakyti, man iš tikrųjų labai gaila ir ponios Bronės Lukaitienės. Aš ją tikrai prieš daug metų pažįstu, kada jinai buvo ponė Staikūnienė, jinai mane priėmė dirbti į Mikėlių biblioteką. Ir visi gynėjai nori ją apginti, kažką įrodyti, o iš tikrųjų jinai patyrė per internetą, per laikraščius tokį pažeminimą ir tokius įžeidinėjimus, čia kitos reikalus galima buvo paprastai, ramiai, tyliai sutvarkyti ir jokio tokio ažiotažo nekeliant. Aš nebent taip įsivaizduoju. Dar noriu pasakyti, gal bus labai nemalonus dalykas, bet ką kalba žmonės. Kaip sakant, pabūsiu aš to vox populi. Žmonės iš tikrųjų kalba šitai, kad paprasčiausiai yra reikalinga bibliotekos kėdė, kad ją kažkam norima skirti yra, bet kai pagalvoju, kėdė viena, o valdybos, tarybos narių labai daug, tada kyla klausimas, kam jinai reikalinga. Ir kokia jau ta kėdė, negi jinai tokia auksinė. Įstaiga biudžetinė, pati neturtingiausia, atlyginimai patys mažiausi, taip kažkaip keistai viskas tas atrodo. Ir antras dalykas, apie ką žmonės kalba, kad mūsų direktorius neįtiko dėl to, kad jis priklauso ne tai partijai, kad jis yra liberalų centristas. O tada jau mūsų brangi taryba pažeidžia visuotinės žmogų teisų deklaracijos 19 straipsnį, kuris sako, kiekvienas žmogus turi teisę įsitikinimų ir jų reiškimo laisvę, kurie atima teisę neapgalvomai laikyti savo įsitikinimus. Taigi prašau tarybos balsuoti tikrai pagal sąžinę ir apgalvojus, ar tikrai čia tokia didžiulė problema, kad žmogų reikėtų, kaip sakant, išmesti iš darbo. Taipogi mes, aišku, ir stebėsim, kaip mūsų išrinkėjai balsuoja. Dar štai, pavyzdžiui, mes, kaip sakant, mus skalbė, kaip toj dainoj sakant, kiek metų, bet ir esam surinkę parašus visi už mūsų direktorių, kuris iš tikrųjų esant reikalui visada ir padeda ir patarė. Ir man asmeniškai, aš nedaug 2 metus nedirbu. Gerbiamoji bibliotekininkė, jūs čia nereikia skleisti kažkokių gandų, kad kažkoks postas čia reikalingas ir panašiai. Tai jeigu direktorius bus atleistas, tai jūs pamatysit, kad netgi nebus ir priimama naujo kažkokio žmogaus skelbiamas konkursas ir panašiai. Antras dalykas, dėl priklausimo partijai, tai taip pat, jeigu jau būtų taryba iki šiol per 3 metus norėjusi, tai tikrai liberalų centristų ir skyrių vadovų ir daugybė dirba savivaldybė ir tikrai būtų rasta būdų, sakykime, jiems jungiant skyrius ar kažkaip jais sukratyti. Bet mes visada žiūrim kompetencijos ir atvirkščiai žiūrim taip, kad priklausimas partijai tai neleidžia pažeidinėti įstatymų. Tai ačiū. Prašau. Tai meluoti yra geresnis dalykas, negu žmogus pamatė savo klaidą, ją taiso. O čia, reiškia, meluoja, gali, tai meluokim visi tada. Visi, sakykime, turim diplomus, eikim į darbą, gautum atlyginimus, meluokim, tai sveikim. Čia, reiškia, mažesnis pažeidimas yra. Aš ką žinau. Ačiū. Ne apie tai kalba. Prašau. Jeigu aš galiu paklausti, ne tik ką kalbėjusios. Ar galima man tai padaryti? Būkit maloniau. Liaudės balsas. Pasakykite, jūs manot, kad auditavo biblioteką visiškai be reikalo, neturėdami jokios priežasties, ėjo, tikrino. Tai nieko nerado ir vėl ėjo ir tikrino. Prašau atsakykite, ar žinot čia? Aš įsivaizduoju, kad tai buvo. Laikraščiai rašo, pavyzdžiui, Šilelis, tada jį galima paduoti į teismą, taip ir parašyta, kad kiek tikrino, nieko niekad nerasdavo. Tai kaip aš galiu daugiau, aš tai netikrinau. Aš įsivaizduoju tą, ką skaitau ir ką aš matau.